Sveiki, tai labai džiaugiuosi jūs visus čia matydama. Tikrai daugiau negu tikėjausi. Visa eilė įvykių šią savaitę, kuriuos galime švęsti artimiausiam savo rate, pradedant užgavėnėm, tęsiant Pelenų dieną, Valentino dieną ir galiausiai vasario 16. Šitą paskaitą pradėsime nuo trumpametražio filmo, kuris Lietuvoje turbūt ir nerodytas. Jį kartu su Eduardo Brito sukūrėme Portugalijoje, Justės Kostikovaitės kvietimu tokiam projektui, kuris anuomet vadinosi The Deep Splash, o dabar vadinosi The Good Neighbor. Ir jinai kvietė menininkus ir tyrėjus sukurti video apie savo tyriamąjį turinį. Ir tuomet leidomės į šitą pasakojimą apie kraštovaizdį ir kapines ir mirtį. Labai turiu atsiprašyti dėl vieno dalyko, kad filmas yra angliškas ir pasakojimas, titrai irgi yra angliški, aš po to reziumuosiu. Tačiau filmas tik 5 minučių. Todėl nuteikiu, kad tikiuosi, kad neprailgs ir bent vaizdas ir Filipe Japozo muzika užliuliuos ir įves į paskaitos pradžią. Labai dėkui ir susitiksim už 5,5 minutės. It was 1892, and Vincentas Seneckis was 24 years old. Vilnius was weary of Russian oppression. Seneckis heard stories about America, dreamt of buildings ascending into the clouds. He finished a degree in architecture, worked without sleeping, ate poorly, put money together, and left. He endured 3 days of travel on the passenger liner Amalfi. The sea stirred his insides. He got off in Southampton. America became a distant mirage. With a heavy heart, he wrote to his mother and went to London. Years passed and Vincentas met a Portuguese woman, the only child of a rich man, befriended by the king himself. Her name was Maria Julia. He said to her, "I will go wherever you will." And so they went to Portugal. Wedding dowry, a house in the north, land in the forest. To a country in uproar the Republic arrived, and Seneckis, thinking of times to come, designed schools, sanatoriums, hospitals. Nothing was ever built. Nobody spoke to him. Nobody lent him an ear. For the mistrustful locals, he would always be a stranger, always the other. On a summer day, returning from the hunt, Vincentas heard a gunshot in the garden. Who fired at whom? Pierced by pain, Vincentas drowned in sorrow. On the limit of his land, almost reaching the sea, he designed a cemetery and built it, stone by stone, without anybody's help. He planted 12 linden trees, a grove of a final rest. In the middle, a mausoleum, like a cairn, simple, returning the body to the earth. Against him, the faithful locals and the discomfort of Maria Julia's father. He gave no words to anybody, except the old man. To him he explained his thoughts on the cycles of life and nature, about going back to the beginning, about death and landscape. He wrote on her grave, "July will come and I will hold the siren.
a quote from a poem that Maria Julia loved. On the day he finished his work, a storm fell upon the coast. He spent days there, overlooking the sight and watching the waves. None of the trees survived. They joined the scenery of death. What nature can't protect, man renders with shelter. Stone after stone, Vincent has enclosed a mausoleum with the wall. And around it he left some space, faithfully believing that one day those trees would gain root, growing into a sacred grove on this end of earth. 44 years old, with nothing tying him to the country, Vincentas Seneckis returned to Vilnius. Alone, with money, submerged in a heavy sadness. He didn't stay long. The city meant nothing to him. The war was nearing. He tried going back westwards, to the old house in the forest, that old house by the sea. He sent news about his return. He'd take care of the cemetery, replant the linden trees. But he never arrived. It was rumored that along the way he met someone. It was rumored, as well, that this time he didn't fall sick at sea. But who knows how much of this story was exactly like this. O, visi žinosit, kam padėkosiu. Bet dar gal ką nors pridėsi. Tai ir pradėkim nuo padėkų. Tai be abejo, pirmiausia, norisi padėkoti Ūlai, nes, man atrodo, buvo 2018, gal 2019, kai susisiekiau su ja, pasiūlydama leisti knygą apie kapines, kurios pagrindas būtų mano tyrimas, kurį atlikau Portugalijai. Dėl to ir matome šitą filmą, kur apsijungia du šitie Europos pakraščiai. Tačiau dar iki Ūlos buvo Ūlos tėtis, mano dėstytojas Audrius Ambrasas, kuris buvo mano magistrinio vadovas. Tema krematoriumas ir kapinės. Tai iš esmės ir pradžia, ir tam tikra prasme tęsinys yra susijęs su šitais dviem žmonėmis. Reklaminis pranešimas kovo 21 dieną bus mano brangaus dėstytojo Audriaus Ambraso paskaita, taip pat šio jubiliejinio lapo ciklo dalis. Ir be to, kad labai jaučiuosi dėkinga visai lapo komandai, kad knyga po visų šių metų išvydo dienos šviesą ir dabar gyvena savo laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, jau be manęs tam tikrą prasme, tik retkarčiais turim kažkokį ryšį. Taip pat labai noriu padėkoti Monikai Gimbutaitei, kurios šiandien čia nėra, tačiau ji buvo be galo svarbus dėmuo visam šitam knygos rengimo procese. Ir čia yra keletas logotipų, kurie taip pat parodo institucijas, su kuriomis esu susijusi ar darbo ryšiais, o taip pat ir finansavimo. Tai viena, kad Lietuvos kultūros taryba paremė tiek rankraščio parengimą, Vilniaus savivaldybė knygos leidybą, taip pat ir kultūros taryba, o šiuo metu mano tyrimus finansuoja Lietuvos mokslo taryba ir dėl to man atrodė svarbu ir traukti ir juos, nes dalis dalykų, kuriuos šiandien išgirsite, yra ir iš tokių naujų, papildomų įžvalgų, todėl norėjusi ir jais papildyti. Taigi, pratęskime pasakojimą,
pratęskime nuo Vincento Seneckio istorijos. Kam galbūt buvo sudėtingiau pagauti visą pasakojimą, tai reziumuosiu, kad tai yra istorija apie Vincentą Seneckį, kuris buvo architektas, baigė studijas XIX amžiaus pabaigoje Rygoje ir išvyko ieškoti laimės, pakeliui sutiko Mariją Žuliją, su kuria susituokė, Portugalė, moterimi, ir atsikraustė gyventi į Portugaliją. Ir šitos istorijos visų pagrindų tampa kapinės ir mauzoliejus, kurį jisai pastato savo žmonos atminimui. Ir galiausiai tokia Barry Lyndon tarsi nuotaika ir lieka ir ne visai aišku, kiek jis iš tikrųjų buvo atsidavęs šitiems santykiams, kiek ne. Jis tarsi rūpinasi tomis kapinėmis, nori jas prižiūrėti, atsodinti liepų medžius, tačiau dingsta tarsi be žinios ir niekad kaip ir neaišku, kas iš tikrųjų su juo įvyko. Ir tokia truputėlį neaiški istorija, ir kurią mes sudėliojame iš faktų, kuriuos žinojame ar nujautėme apie Vincento Seneckio gyvenimą. Ir paralelinis šitam pasakojimui tarsi galėtų būti ir Gėtės pasakojimas, ir kaip inspiracija romanas, kuris lietuvių kalba, kiek aš žinau, nėra išverstas, Pasirinktos bendrystės, angliškai vadinasi Selective Affinities, o vokiškai Die Wahlwehrmannschaften. Tai šita labai tragiška istorija, parašyta XIX amžiaus pradžioje, Gėtės, vystosi visiškai parko aplinkoje, kur nuolat išnyra taip pat kapinių motyvas. Istorija vainikuoja 3 mirtis, ir čia mes matome iliustraciją vienos iš jų, kai netyčia nuskęsta kūdikis. Tačiau nuolat visam pasakojime Gėtė mini kapines, parką ir kapines. Ir tai nėra kažkoks tais įprastas dalykas. Tai rodo ir besikeičiančią laidojimo tradiciją, būtent tuo metu, ir taip pat susirūpinimą kapinėmis. Kaip kapines padaryti gražesnės. Parke taip pat dirba ir architektas, statydamas kai kuriuos statinius, ir jisai duoda patarimų, kaip reikėtų patvarkyti tas kapines, kurios ten jau yra. Tačiau nepaisant to, kas yra įdomu, vis tiek kilmingiai knygos herojai yra palaidojami bažnyčios šoninėje koplyčioje, o ne tose kapinėse ar kažkur gamtinėje aplinkoje. Ir XIX amžiaus antroje pusėje, tiek vakarų Europoje, tiek Lietuvoje, laidojimasis koplyčioje kaip tokioje ar bažnyčioje jau bus visiškai neįprasta praktika, tačiau XIX amžiaus pradžioje tai dar vyko. Čia trumpas intarpas iš Byrono poemos. Ir mes, kai kalbame apie šitą periodą, 18 amžiaus pabaigą, 19 amžiaus pradžią, tai visoje šitoje istorijoje labai pirmauja Prancūzija su savo naujomis idėjomis. Tai Prancūzija kapinių atskirimo nuo bažnyčios ansamblio istorija išsiskiria aktyviamis diskusijomis dėl naujų kapinių erdvės. Kokios tos kapinės turėtų būti. O XIX amžiaus pradžioje Paryžiuje įkurtos laidojimo teritorijos tapo iš esmės pavyzdžių visame vakarų pasaulyje. Nebūtinai ir pačioje Prancūzijoje, tačiau vakarų pasaulyje jos tapo labai svarbiu tokiu ikonišku pavyzdžiu. Pirmiausia, rūpintasi, kad yrantis palaikai nekeltų pavojaus gyvųjų sveikatai. Tai buvo pagrindinis susirūpinimas, nes jie 18 amžiaus pabaigoje, taip kaip buvo suprasta, šitą pavojų kėlė. Tačiau paraleliai kapinės norėta paversti ir edukaciniu instrumentu, ir mes iš dalies, o iš tikrųjų pakankamai ir apie tai kalbėsime šioje paskaitoje. Tai tas edukacinis instrumentas, be to, kad turėtų didesnę ar mažesnę religinę prasme, taip pat turėtų turėti ir politinę, ir mokomąją vertę, bet taip pat ir įkvėpti žmonės būti geresniais. Įkurtos naujos kapinės tapo vietomis, kur ypatingas dėmesys skirtas valstybei nusipelniusiems asmenims. Bet čia nepamiršti ir mažieji herojai. Ne visiems žinomi žmonės, tačiau išsiskyrė savo moralinėmis vertybėmis,
atsidavimu šaliai ar šeimai. Taip kapinės tapo savotiška civilinės moralės, žmogiškumo ir etikos mokykla, kurioje mokytojais tapo praeityje gyvenusieji. Tokia misija užkodavo kapinėse socialinės vertybės, politinius siekius, intimius jausmus ir pavertė laidojimo teritorijas išskirtinai vertingais urbanistinio audinio plotais. Simbolinių prasmių kupinos kapinės atlieka šiuo metu tiek individualios, tiek ir kolektyvinės atminties funkcijas. Tai neįvyko iškart ir man čia norisi pasidalinti Etienne Louis Boulet tokiu konceptualiu pjūviu per jo pasiūlytą kenotafą Izaokui Newtonui. Apšvietos periode besiformuojančios idėjos ir jas teoretikas Jean-Baptiste Rondelet apibrėžė arba sakė, kad architektūra yra ne menas, o mokslas. Ir tuo laikotarpiu vyravęs racionalumas dieviškumą įžvelgė moksle. Nenuostabu, kad progresyviausiose to laikmečio projektuose ir tarp šių projektų yra ir Etienne Louis Boulet darbai, ir Claude Nicolas Ledoux. Žmogaus būtis kontrastavo su didingumu, kas angliškai vadinama sublime, arba tas prancūziškasis sublimité, pardon my French. Tai iš esmės tas didingumas, per kurį ir atsiskleidžia poetinė aplinkos pajauta tiek architektūros, tiek ir kraštovaizdžio. Iš esmės tai čia ir slypėjo to laikmečio poezija ir to laikmečio kraštovaizdžių poezija. Kitas pjūvis, Etienne Louis Boulet, man visada labai fainai jį parodyti architektūros istorijos paskaitų metu, kad įsikvėpti šitais netikėtais iš vienos pusės sprendiniais, iš kitos ir grafinių pristatymų. Tai šitas paminklas Izaokui Newtonui, jeigu įsižiūrėsite, buvo milžiniškos sferos, kylančios iš 2 pakopų kubo formos. Sfera reprezentavo visatą ir bent jau Boulet manymu Newtono sarkofagas turėjo ilsėtis šioje didžiulėje ir bauginančioje erdvėje. Ir Newtono sarkofagą matote tenais apačioje. Ši didžiulė sfera iš išorės buvo apjuosta pušimis, o pro sferoje esančias skyles praeinanti šviesa kūrė žvaigždėto dangaus įspūdį. Tai, ką Boulet sukūrė popieriuje, buvo architektūra, kuri atitiko ne naujų atradimų didumą, o mastą ir užmojus. Su Newtono atradimu apie gravitaciją ir jo judėjimo dėsnius, ar tikrai žmogus iš esmės nebuvo visų dalykų matas. Bet galbūt tai buvo ir politikų užmojų, tokių kaip Napoleonas, kuris svajojo apie imperiją besitenčią nuo Kalė iki Maskvos ambicijas. Tuo metu didžiulę įtaką darė ir Nicolas Poussin ir kitų tapytojų darbai. Ir nepaisant to, kad šis tapytojas buvo prancūzų kilmės, tačiau nors ir daug taip pat ir knygų buvo išversta, šis racionalistinis judėjimas sekėjų Anglijoje turėjo nedaug. O apie Angliją pradedu kalbėti dėl to, kad tai yra tarsi angliškojo parko užsimezgimo vieta, nors apie tai tyrėjai irgi turi įvairių nuomonių. Ir tuo pat metu tenais vystėsi alternatyvi filosofija, vaizdingumas arba peizažiškumas arba vadinamasis angliškai picturesque. Šis peizažinis judėjimas įtraukė žymiai daugiau nei architektūra, tai buvo ir sodai, ir kraštovaizdžiai, ir taip pat ryšys tarp žmogaus ir gamtos. Ir šitais kraštovaizdžiais buvo taip pat siekiama sukurti didingumo įspūdį, pasitelkiant visus inžinerijos įgūdžius taip, kad viskas kaip galima atrodytų natūraliau. Dėl to neretai tie angliškieji parkai atrodo, vaizdingieji parkai atrodo be galo natūralūs, bet būtent tai ir rodė parko kūrėjų įgūdžius, kad jie gebėjo sukurti tą įspūdingai natūralų idilišką kraštovaizdį. Tai bendrai kalbant, peizažinė, vaizdingoji, romantiškoji architektūra apeliavo į jausmus ir potyrius, iš esmės labiau nei protą, kliovėsi labiausiai aplinką, kontekstu, asociacijomis ir beveik teatriniais scenos efektais. Ir kaip žinoma, pirmuosius angliškuosius parkus dažniausiai projektavo ne architektai, o dailininkai ir tapytojai ir scenografai. Sodas
tapo tokiu vertybių koncentratu, tarp kurių buvo ir atmintis. Tačiau tokie sodo įvaizdžiai ankstyviausiai pasirodė tapybos darbuose. Juose buvo vaizduojami simboliais ir architektūriniais objektais papildyti peizažai. Mirties motyvą tapytojai perteikė sarkofago, urnos ar vienišo kapo formomis, kaip matome čia ir Etin Arkadija kūrinyje, kuris ir buvo bene vienas žymiausių ir didžiausią įtaką antkapių kultūrai padaręs kūrinys ir tapytojas. Tačiau tai nebuvo tikrai vienintelis laidojimo vietą vaizduojantis ir atmintį interpretuojantis kūrinys. Tačiau būtent čia atmintis ir praeitis atskleidžiama kaip mįslė, kurią stengiamasi įminti, ką iš tikrųjų jinai reiškia. Ir taip pat gyvenimas, kuris yra įamžintas akmenyje. Tapybos kūrinys tuo metu taip pat buvo interpretuojamas įvairiai. Iš vienos pusės tai galėjo būti nostalgiška meditacija prie kapo, tiek ir kaip tam tradicinis memento mori, kuris reiškia prisimink, kad mirsi. Tapytojo sukurtas pasitelkiant klasikinį kraštovaizdį, tačiau interpretuojant viduramžiais paplitusi priminimą, kad niekas neišvengs mirties, kuris taip pat viduramžių kontekstuose buvo iliustruojamas ir dans macabre, makabriškuoju šokiu. Kas dar turėjo kapinių ir parkų vizualumui, erdviai įtakos. Tai Grand Tour, didžiosios kelionės, į kurias leidosi 18 amžiaus aristokratai, taip pat ir 19 amžiaus pradžioje. Taip pat ir Piranezio parengtos graviūros, kurios atvaizdavo romėniškuosius likučius, griuvėsius, perimtus gamtos, visiškai užimtus gamtos ir būtent tame irgi suvoktas kaip prabėgančio laiko ir civilizacijos pasidavimo bėgančiam laikui įvaizdžiai, kurie atrodė tokie tinkami parko architektūrai, kad net juos ir pradėta kurti kaip butaforijas. Vėliau tokių objektų iš tikrųjų rėmė rastis pačiose parkuose. Jie dažnai buvo kaip simboliai, be palaikų, nes palaikai, kaip tokie žmonių palaikai, priklausė bažnyčiai. Todėl jie ir buvo laidoti prie bažnyčių arba bažnyčiose. Erdviniai eksperimentai parko aplinkoje atkūrė nesugadinto, doro ir kultūriškai turtingo praeities pasaulio idilę. Gamtos erdvėje siekta natūralumo idealo, o joje iš pirmo žvilgsnio be jokios tvarkos išbarstytų, bet tiesiog iš tiesų kruopščiai komponuota atinkinių pastatų ir statinių miniatiūros, taip vadintos Le Fabrique, kvietė lankytojus reflektuoti, filosofuoti ir kvėptiems Izaoko Newtono sodo aplinkoje spekuliuoti visatos dėsnius. Sodas iš esmės buvo tokia, kaip Christopher Giraud, kraštovaizdžio architektūros istorikas, jis vadina, kad sodas buvo ideologinė laboratorija, kuri buvo suprojektuota siekiant nušviesti besivystantį žmogaus suvokimą apie pasaulį ir atspindėti žmogaus ir visatos santykio laikinumą. Tai toks atminties ir meditacijos sodas. Ir čia mes matome poeto Alexander Pope Twickenham rajone suprojektuotą sodą. Prie šio darbo prisidėjo ir Williamas Kentas. Darbas pradėtas lyginant su tuo metu, kada pasirodo pirmosios kraštovaizdinės kapinės, tai 19 pradžioje, o šis parko darbas, projektas pradėtas 1719 metais. Tematiškai šio privataus sodo, neviešo sodo dramaturgija pradėta grota, kairėje pusėje toks į grotą panašesnis objektas, numerio mes čia nežiūrėsim, jis iš tikrųjų yra numeris 6. Ir užsibaigė Paupo motinos garbiai pastatyto obelisku. Poeto namai buvo užversti artimųjų draugų portretais, bet taip pat ir grotą jis užpildė geologiniais pavyzdžiais, kuriuos jam iš savo kelionių siuntė draugai ir gerbėjai. Reiškia, tas draugystės elementas taip pat labai labai svarbus. Kai poetas savo grotoje svajodavo ir medituodavo, jis buvo apsuptas švytinčių draugystės momentų. Taigi netikslioje plano simetrijoje, kurioje aplink nereguliarią centrinę ašį komponuoti laisvesnio planavimo takai
ir išiškėjo šis mamos obeliskas apglėbtas visžalių medžių. Jį matote pabrėžtą raudonai. Paupas, kaip sakant, savo įtaką išplėtė ir parodė savo išsilavinimą ir tuo, kad publikavo savo sodo planą ir eskizus. Ir ši publikacija taip pat turėjo labai didelės įtakos jo idėjų plitimui. Kaip ir kalbant apie 16 amžiaus architektą Andrėją Paladį, iš esmės didžiausia jo sėkmė buvo tai, kad jisai publikavo savo darbus, savo mintis ir jos buvo visiems labai pasiekiamas ir per tai vėliau ir suprantamos. Čia pagiriamasis žodis publikavimui ir leidybai. Tai kaip apie šitą sodą galvojo to laikmečio žmonės? Horace Walpole, kuris taip pat turėjo savo sodą ir jo sodą čia iliustruoju paveikslų, kurį užtikau Florentem parodoje, kuri netaip jau seniai ir baigėsi, vykusi šį rudenį Vilniaus paveikslų galerijoje. Tai šitaip paprašė Paup sodą. Praėjus grotos tamsą ir išėjus į atvirą dienos šviesą, tarp išsisklaidančių ir sutirštėjančių šešėlių išryškėjo tamsus miškeliai, platesnė vėja ir iškilminga pabaiga ties kiparisais vedančiais prie jo motinos kapo. Tai iš esmės galime sakyti, kad Paupas pasitelkdamas obeliską, tam tikrą prasme siekia susigrąžinti mamą, išlaikyti jos, būti kaip galima arčiau, išsaugoti ją šalia. Čia matome kitą sodą, poeto William Shenstone sukurtą, kuris savo poezijai, savo kurtoms eilėms taip pat formavo skirtingas vietas parke. Tai iš esmės galim žiūrėti į parką kaip į tokį leidinį, kaip į poezijos rinkinį. Ryšys tarp elegiškų jausmų ir kraštovaizdžio tai praktiškai ryškiausias nei bet kuriame kitame sode. Rinkinys buvo išspausdintas tik po jo mirties, o patį parką poetas kūrė ūkinėme kraštovaizdyje, kurį transformavo ir išpuošė. Suformuotose parko erdvėse, besikeičiančiose tarp uždarų gojelių ir atvirų laukų, lankytojas buvo kviečiamas atverti širdį ir pasiduoti elegiškos nuotaikos saldžiai nostalgijai. Visi šitie raktažodžiai paskui nuolat pildosi ir tampa irgi pagrindų kapinių kūrimui. Ir taip 18 amžiaus viduryje parkuose pradėti įrengti atminimo paminklai tiek gyviems, tiek mirusiems draugams pagerbti. Tai galėjo būti urnos, kaip matome šitame vaizde, tai galėjo būti prisėdimo vietos, nedideli pastatėliai, kažkokių senovės Graikijos ar senovės Romos šventyklų, kažkokios tais miniatiūros. Ir iš esmės per šitas memorabilijas, per šitos atminimus, parkai patys tapdavo atminties sodais. Tarsi sode galim sakyti, kad siekta, kad išliktų mirusiųjų dvasios. Ir 18 amžiaus pabaigoje visuomenė jau buvo paplitęs jausmas, kad kiekvienas yra gamtos draugas ir iš to kylantis noras mirusiųjų atmintį išsaugoti parkų aplinkoje. Ir tai parkai tapo vietomis, kur pagerbtos aukščiausios žmogiškosios vertybės ir dorybės. Kitas pavyzdys, tai Solomono Gesnerio, kuris buvo šveicarų poetas, bet taip pat ir tapytojas ir paišytojas, kaip čia tiksliau pasakyti. Jis parašė Idiles, tokį istorijų rinkinį ir jo žinutė per šitą jo poeziją buvo ne herojiškos kažkokios vertybės, kažkokių be galo didelių darbų įkvėpimas, bet tiesiog kasdiena, ką tu kasdienoj gali daryti, kad būtum geresnis. Ir tose idilėse jisai nupasakojo paprastų Arkadijos gyventojų kasdieną. Ir Gesneris juose nepamokslavo, o labiau įkvėpė per jausmus, kuriuos šios vertybės kėlė. Ir kritikai rašė, kad skaitydami Gesnerį žmonės pasijunta dorybingesniais ir įsikvėpė tapti geresniais. Kas yra Arkadija, tai tas žodis, kurį jūs matėte ir filmo pavadinime, ir Poussin kūrinio pavadinime. Tai yra žodis reiškiantis tą
tam tikrą prasme rojų. Tai yra istorinės sritis Graikijoje ir būtent Renesanso laikotarpiu jį gavo šitą iš Edeno, ar sakykime, to rojaus sodo įspūdį, įvaizdį. Ir kad tai buvo nesugadintos natūralios gamtos aplinka, kurioje gyveno tiesiog iš savęs labai dorovingi, nors ir labai paprasti žmonės. Ir nuo tol pradėtas naudoti kaip metaforą, norint pasakyti apie kažkokią tai tokią paprastą, bet labai, labai idilišką vietą. William Cox, tai buvo toks anglų istorikas ir kunigas, kuris taip pat pravažiavo ir Lietuvą maždaug 1778 metais, lydėdamas jauną anglų aristokratą. Ir šitas Williamas Cox šitaip rezumavo Gesnerio temas. Sakė, tai tėviškas artumas, abipusė pagarba, dėkingumas, atsidėkojimas ir žmogiškumas. Tai idilėse jis ir aprašo ir gerą tėvą, gerą motiną, mylinčius sutuoktinius, gerą sūnų ir žinoma gerą dukterį. Melancholija jo darbuose švelni ir saldi, o ilgesys užpildytas nostalgijos. Ir visame šiame naratyve išiškėja ir kapas, kurį mes matome ir šiame vaizde, kuris tarsi netikėtai užtinkamas, labai panašiai kaip Poussin tapybos kūrinyje, viduryje nieko, viduryje užmirštos teritorijos, užmirštos gamtos. Ir šios Gesnerio idilės per savo šitą žinutę taip pat prisidėjo prie sentimentalaus mylimo žmogaus kapo lankymo, tokios tradicijos, kuri iki 18 amžiaus pabaigos nebuvo taip paplitumis, kaip mes galbūt galėtume tikėtis. Gesnerio vizualizuotas šeimos kapas tapo tam tikrą prasme tokiu kaip šeimos altoriumi, kur gyvieji susirinkdavo pagerbti, paliudėti ir pabūti su mirusiaisiais. Ir čia gyvieji ne tik jautė mirusiųjų buvimą, bet ir buvo įkvėpti gyventi doriau. Ir čia mes matome kitą vaizdą, tiksliau du vaizdus, kurie pasakoja tam pačią istoriją. Glisech, kurią aprašė Gesneris viename iš savo tekstų. Ir tai matome merginą, jauną merginą, kuri lanko kapą mamos. Aš, nepaisant to, kad siužetas yra tas pats, norėjau pateikti du vaizdus, nes jie, man atrodo, šiek tiek skirtingi, būtent dėl gėlių girliandų viename, kurios, man atrodo, labai vertingos, nes dar šiek tiek kalbėsiu ir apie gėles. O kitame apie tą paprasčiausią kapą, kuris tarsi tampa tuo minėtų altoriumi. Tai Glisech prie savo motinos kapo atnaujina savo pasižadėjimą, savo skaistybės įžadus ir taip pat įsipareigoja savo mamai, kad tų įžadų laikysis. Ir galbūt toks esminis momentas, kurį mes galime paskui daug kur atpažinti, taip pat ir toliau kūrinyje, kurį matysime, tai Žano Žako Ruso kapas, trumpalaikis kapas Tuopų saloje, Erminonville parke, kuris yra maždaug 30 km į šiaurę nuo Paryžiaus. Tai Žanas Žakas Ruso buvo pirmasis palaidojimas parke, pirmasis tikras palaidojimas parke. Tai nebuvo kažkoks prisiminimas, tai nebuvo sarkofagas, tai nebuvo kenotafas, kuris būtų tuščias, bet reikštų tik pagarbą mirusiajam, tai buvo tikras palaidojimas. Ir jisai šiame parke praleido paskutinius berods 6 mėnesius savo gyvenimo, o jo darbai, jo filosofija buvo labai įkvėpę Girardin, kuris ir buvo šio sodo savininkas ir taip pat prisidėjo savo raštais prie jo kūrimo. Rengti projekto buvo pakviesti sodų kūrėjai, škotų kilmės sodininkai, bet taip pat ir griuvėsių tapytojas Zoubert Robert, kuris taip pat prisidėjo prie to griuvėsių manijos paskleidimo. Tai siekta sukurti Rousseau filosofijai artimą parką ir visuomenės dėmesys šiam palaidojimui buvo išties stulbinamas. Parkas buvo itin lankomas, o žmonės mėgo valtelėmis nusirti iki filosofo kapo. Ir tai rodo, kad laidojimas sodo aplinkoje jau buvo priimtinas ir visuomeniai suprantamas, bet taip pat jis buvo ir gražus, ir įkvepiantis.
Paryžiaus soduose ir parkuose taip pat įrengta paminklų, kartais net ir žymių žmonių kapų, ir tai leido išbandyti tuomet dar tik projektų brėžiniuose plėtojamas kapinių kraštovaizdžio idėjas. Kaip ir žinome, sulig revoliucija taip pat ir Žano Žako Ruso buvo iškeltas į Panteoną arba Šventosios Genovaitės Paryžietės bažnyčią, ten, kuris ir ilsisi iki šiol. Kiek įtakingas šis Žano Žako Ruso kapas galime matyti šiame tapybos kūrinyje, nutapyto prancūzų tapytoje, tačiau vaizduojančio Emeliją Oginskaitę, kuri eina lankyti savo sesutės Sofijos kapą. Tai tos idėjos taip pat pasiekdavo ir Lietuvą. Ir lietuviškajame romantizme gamta tampa gyvų žmogaus pasaulį pratensiančių elementų. Tai tokio mistinio miško, mitologinės erdvės kūrimas ir vidinio apmąstymo pasaulis. O kadangi sodas tampa atminties tokia vieta, iš esmės galim turbūt sakyti, kad atmintis taip pat yra ir meilės forma, kad mes iš tikrųjų atsimenam tą, kas mums yra svarbu ir tai, ką mes jaučiamės mylintis. Čia matome angliškas kapines, 1790 metų vaizdas. Tai tas laidojimas gamtiškoje aplinkoje be abejo nebuvo visiškai nunykęs ir jis vyko gerokai dažniau kaimuose nei miestuose. Ir tokie vaizdai neretai taip pat įkvepia ir to laikotarpio poetus. Matyti ir Gėtės aprašytos kapinės prie bažnytėlės parke galėjo būti įkvėptos panašių vaizdų, turiu omeny, kad nebūtinai spausdintų, bet iš esmės, kad tai buvo paplitusi praktika. O čia matome galbūt Lietuvą, tai nėra identifikuotas vaizdas, tačiau bažnyčia taip pat nėra žinoma, galima svarstyti, kokia jinai galėtų būti, kuri čia galėtų jinai būti, bet tai yra Liucijai Balzukevičiūtei priskiriamas eskizų albumėlis. Ir taip pat, jei žiūrėsite, tai aukščiausioje vietoje matome kapinės apaugusią žalumą su nedidelė koplytele pačiame viršuje. Ir tokių vaizdų ir nuotraukų galima rasti iš to laikotarpio ir daugiau. Tačiau žingtelkim truputėlį atgal, augančių miestų kontekste, to kapinės iš tikrųjų buvo visiškai priešingo vaizdo. Ir ypač viduramžiais, čia matome nekaltųjų kapinės Paryžiuje ir taip pat naujosios bažnyčios palaidojimus naujoje bažnyčioje Delfte. Ta praktika vyko ir kitose Olandijos bažnyčiose, kaip ir matome, Nyderlandų bažnyčiose dar, kaip matome, ir 17 amžiuje. Tai mirusiųjų kūnas, mirusiųjų palaikai ir taip pat ir siela ankstyvaisiais viduramžiais buvo patikimi šventiesiems ir bažnyčiai. Niekas geriau jais pasirūpinti ir negalėjo. Didėjant religiniam sąmoningumui imta geriau skirti arba net veikiau priešinti mirusiųjų kūną su siela. Nemirtinga siela buvo rūpinamas, apie tai byloja testamentų turtų užrašymai, o kūnas priešingai buvo paliekamas bevardis ir atiduodamas į galerijas. Teisė į vardą ir į atmintį turėjo tik patys įžymiausi, turtingiausi ar dar kažkaip kitaip pasižymėję žmonės. Tai čia matome Kotrynos Jogailaitės kapą Upsalos katedroje. Ir šiems žmonėms, taip pat ir 16 amžiuje ir ankstesniais laikais, artimieji parinkdavo ir gražius antkapius, ir dažnai jiems skirdavo šoninės bažnyčių koplyčias, taip kaip ir Gėtė prašo savo romane, kur buvo palaidota Otilija ir Eduardas. Ir taip pat ir Kotryna Jogailaitė kartu su savo vyru, nors ir ne vieną šalia kito, buvo palaidoti Upsalos katedros šoninėje koplyčioje. Ir tai buvo pirmieji įsigyti nuolatiniai kapai, pirmieji šeimos rūsiai, turiu omeny, kad ne šis konkretus atvejas, bet kilmingųjų ar dvasininkijos ar kitų asmenų. Čia mes matome Šventojo Jono ir Pauliaus baziliką Venecijoje. Tai iš esmės atrodo, kad tų paminklų yra be galo daug, kai mes lankome Italijos katedros, bažnyčias ar kitų šalių. Tačiau palyginti jų buvo nedaug. Ir jie buvo statomi
labiau nei garbės, negu dėl ištikimybės Velionio atminimui. Taip pat per šiuos antkapius buvo prašoma melstis už šituos asmenis, neužmiršti jų. Tai kaip sakant, išradus skaistyklą 11 amžiuje, tai buvo būdas šitai žmonėmis pasirūpinti ir po jų mirties. Iki tol nebūtinai. Tačiau dauguma paprastų žmonių savo gyvenimą baigdavo kažkokioje tokioje aplinkoje, kaip čia matome 1824 metų vaizde Montmartro kapinėse Paryžiuje. Tai tokios veikia ir užmiesčio kapinės, kaip taip pat mes žinome, kad ir Vilniuje veikia nuo bažnyčios nutolusios parapinės kapinės, tačiau ten buvo laidojami žmonės, varguoliai, kurie neišgalėjo būti palaidoti bažnyčiose ar prie bažnyčių. Ir būtent šita situacija, kaip mes matėme ankstesnėme vaizde, kurią prefektas pavadino, kad čia ne kapinės, čia yra juodoji skylė, this is an abyss, kažkas tais panašaus, reiškia, kad tai yra bedugnė, tai neįmanoma vieta. Pradėta svarstyti, kaip tas kapinės reikėtų tvarkyti, kapinės apskritai kaip tokias, koks tas naujas jų modelis galėtų būti. Čia jums tikriausiai matytas, ypač architektams vaizdas, Aldo Rossi projektas San Cataldo kapinėms Modenoje, tačiau šalia jų yra ir istorinės kapinės įkurtos 18 amžiaus pabaigoje ir suformuotos kaip Pizos Campo Santo vadinamasis toks aptvertas kiemas, kurio galerijose yra laidojama. Kas yra įdomu, kad mes galime atrasti šiokį tokį ryšį su Lietuva, nes šias kapinės įkūręs kunigaikštis Francesco III d'Este pavedė tokiam Scipione Pietoli, kuris vėliau darbavosi prie Lietuvos reikalų 18 amžiaus pabaigoje. Ir šitas Pietolis, jis buvo kunigas ir rašė brošiūrą apie kapinių architektūrinius sprendimus, kad iš esmės paremtų šito kunigaikščio naujas idėjas. Tai šitie sprendiniai turėjo smerktis principą, pagal kurį visuomenė buvo skirstoma į kilminguosius ir nekilminguosius, nes žmogiškąja prigimtimi jie visi buvo lygus. Tai būtent, kad sulig Prancūzijos revoliucija pradėjo sklandyti tokios idėjos, kad dabar turtingieji bus laidojami kaip nepasiturintieji. Tai iš esmės tikslas to visuomenės lygumo. Pietolis pridėjo, kad kilmingieji turėtų būti prisimenami dėl savo nuopelnų, o ne dėl galimybių pastatyti antkapį. Tokie teiginiai sulaukė kritikos ir komentarų, kad socialinės žmonių atskirtis yra natūrali Dievo sukurta hierarchija. Reiškia, gimiai, kaip kokioje kastoje tu iš jos pakilti ir neturi jokios teisės, nes tai yra Dievo apibrėžta tvarka. Reiškia, skirtingų visuomenės klasių laidojimas kartu paniekintų ir dievišką tvarką. Dėl šio nepasitenkinimo kapinėse maždaug 5 metai buvo laidojami tik varguoliai ir kai juose buvo numatyta statyti koplyčią ir antkapius, atspindinčius socialinį statusą, čia laidotis pradėjo ir aukštesnės klasės asmenys, tačiau svarstymai apie hierarchiją tiek gyvųjų, tiek mirusiųjų erdvėse nenuslūgo. Čia mes matome įžymiausias ir svarbiausias Paryžiaus Père Lachaise kapinės. Ir jos pasirinktos čia irgi iliustruoti šitam naujam jausmui, kurį Philippe Ariès, prancūzų sociologas, istorikas, aprašo kaip pasikeitimą kulto, kuris yra susijęs su kūnu ir kūniškąja išorė. Jis atsirado švietimo amžiuje ir plėtojasi ne itin palankiame religijai reikštis pramoninės technikos pasaulyje ir vis dėlto gerai prigijo. Juk visgi visi pamiršo neseną jo kilmę, galbūt dėl to, kad jis tiksliai atitiko šeimos ir tautinės visuomenės jautrumo lygį. Taigi stengiamasi kapinėmis ne tik išspręsti higieninės problemas, kad būtų laidojama švariau, tvarkingiau, kad sodinti ar nesodinti medžius, ar jie leidžia oro judėti, ar visgi jie kaip oro judėjimą stabdo, bet iš esmės tai yra erdvė, kurioje mes galime išsaugoti kūną.
Tuo tarpu viduramžių periode kūnas nėra svarbus, tol, kol jisai yra saugomas Dievo pašventintoje aplinkoje, viskas yra tvarkoje. Svarbiausia yra siela, o kūnas tol, kol šventoriai, tol viskas yra gerai. Čia mes matome tam tikrą prasme, galbūt galim sakyti, nekaltųjų kapinių, Paryžiaus nekaltųjų kapinių versiją Vilniuje. Ir iš tikrai visai nesenų laikų, tokių kaip XIX amžius. Žinoma, kad šiuose kapinėse prie Šventos Onos bažnyčios laidota iki pat XIX amžiaus vidurio. Tai iš esmės galima matyti, kokios jos yra neapibrėžtos, kokios jos yra nepastovios ir kiek priklauso nuo tokių vienadienių sprendimų. Tačiau buvo religinis tikrumas, kad Dievui nereikia antkapio, kad prisimintų tavimi pasirūpinti pomirtinėme pasaulyje. Matome, kur buvo kapinių riba, tačiau jos viduryje nematome jokio plano, jokių takelių, tik šiek tiek žalumos, toliausiai nuo Šventos Onos bažnyčios. Tai jeigu žiūrėsite į planą, kurį sukteliau tą pačią kryptimi kairėje pusėje. Tai leidžia irgi suvokti ir palyginti su dabar esančia Maironio gatve ir taip pat, kur iš tikrųjų tos kapinės buvo. Tokių brėžinių, kurie panašu buvo mokymosi proceso dalis, yra ne vienas ir taip pat, man atrodo, labai fainas įkvėpimas architektūros ir kraštovaizdžio studentams, kaip AutoCAD daryti brėžinį šituos. Pažvelkime į kitas kapinės Vilniuje, jau nuotrauka XIX amžiaus pabaigos, Švento kryžiaus atradimų bažnyčia su kapinėmis, tai Šventoriaus kapinės. Tai neišiškėja čia paminklai, kuriuos galėtume lyginti su minėtais Le Fabrique, tačiau pavieniai kryžiai sufleruoja ir apie individualius palaidojimus, kurie dėl medžiagų trumpalaikiškumo tikriausiai skirti vargingiausiems tikintiesiems. Toks įdomus faktas, į kurį kviečiu atkreipdėmėsi ir jeigu dabar nepaspėsi, tai galbūt šitą nuotrauką susirasti kažkur interneto platybėse, kad kapinių teritorijoje šmėžuoja gyvūnų siluetai. Reiškia, kad jos tikriausiai nebuvo taip labai tvarkingai aptvertos, kaip ir matome, kad kai kur tvora ir nutrūksta ir, kaip sakant, nebuvo visiškai apsaugotos, nors kapinių tvoros tikslas vienas iš pagrindinių ir argumentas, kuriuo nuo ankstyviausių krikščionybės laikų buvo argumentuojama, kodėl kapinės reikia aptverti, tai kad jas apsaugoti nuo laukinių žvėrių, kurie galėtų šniekinti žmonių palaikus. Čia yra ištrauka su tokiais dar ištraukėliais iš 3 kapinių planų, 3 katalikų kapinių Vilniuje, siekiant suprasti, kaip buvo laidojama pagal kryptis ir matome, kokia įvairi jų yra, tokia, kaip sakyti, tekstūra, vietomis iš tiesų primenanti praktiškai ir žvėries kailį. Ir nors organiškai, mano teigimu, išsivyčiusi struktūra, vis tiek matome tam tikrą logiką ir tam tikras kryptis, kurios apjungus šitos brėžinius su topografijos planais leidžia taip pat matyti, koks yra jų santykis ir kaip vienas su kitu yra priklausomas. Tai šitoje sudėtingoje kapinių palaidojimo struktūroje matome ir organiškai išvystytą laidojimo struktūrą, kur galbūt labiau nei patogus laidojimas tapo svarbesnis tiesiog kiekvieno individualus palaidojimas. Tai matom krūvą individualių kapų. Ir tas individualumas, kaip ir minėjau, nėra jau tokia sena tradicija, kaip galbūt įprasta galvoti. Ir nors Vilniaus kapinėse, kapinių epitafijose netaip dažnai perskaitysime ilgesingus žodžius, visgi kapai tampa vis individualesni ir galima juos lankyti, galima jį rasti, galima žinoti, kur yra palaidotas tavo artimiausias žmogus. Kitas galbūt toks svarbus elementas, kad pritraukti mus prie šitos kraštovaizdiškosios, vaizdingosios tradicijos, tai yra atskirtis, kuri matome tarp pietų ir šiaurės kraštų kapinių. Stebint europietišką šitą atminties kapinėse kultūrą išiškėja XIX amžiaus kapinių Lietuvoje išskirtinumas. Tai
Ką Lietuvoje mes tikrai matome, tai kad kietųjų medžiagų paminkluose kiekis yra gerokai mažesnis, jeigu mes žiūrėsime į XIX amžių. Žinome, kad dabar šita situacija labai ryškiai keičiasi, kad kietųjų medžiagų nuolat daugėja, tuo tarpu medžių mažėja. Kaip žinome, tai ir kapinėse netgi ir draudžiama sodinti medžius, didesnius už 1 metrą augalus. Ir šis skirtis neretai aiškinama skirtumų tarp skirtingų pomirtinio gyvenimo suopračių. Tarp dangiškosios Jeruzalės, kuri yra amžinojo pasaulio pomirtinio gyvenimo įvaizdis katalikų kraštuose vakarų Europoje, ir Edeno sodo, kuris primtinesnis protestantiškų teritorijų žmonėm. Čia mes matome tokį schematišką planą, leidžiantį greitai suvokti, kur buvo įkurtos XIX amžiuje trejos Vilniaus katalikų kapinės. Jos buvo įkurtos mažiau ar daugiau miškingose vietose, tačiau XIX amžiaus antroje pusėje jos jau visos buvo apaugusios medžiais. Pradžioje naujose kapinėse laidotis nebuvo garbinga, jos suprastos kaip ir iki tol egzistavusios nuo bažnyčios nutolusios parapinės kapinės, kuriuose dažniausiai laidoti varguoliai. O naujose kapinėse susiformavę erdviniai ryšiai atspindėjo socialinės ir ekonominės struktūras su atitinkama simbolika. Tai taip pat pradėjo funkcionuoti ir kaip tam tikri žmonių muziejai. Atmintis buvo apgyvendinta šitose kraštovaizdžiuose ir istorinė dabartis čia ir buvo geriausiai suprasta ir lengviausiai pasiekiama. Tai buvo ir muziejų kūrimo laikas, XIX amžius. Tai neretai labiau tokia sukuruota istorinė atmintis apsigyveno tenais, o dabartis nusėdo kapinėse. Kitas įdomus dalykas, kuris įvyksta naujosiuose kapinėse XIX amžiuje, tai šeimos narių laidojimas kartu. Tai taip pat nebuvo taip įprastai. Prisiminsit apie šitą socialinę nelygybę kaip Dievo sukurtą hierarchiją, tai suprantama, kad ir nebūtinai ir šeimos nariai buvo laidojami kartu. Kiti pasiūlymai buvo, pavyzdžiui, laidoti ir žmonės pagal lytis skirtingose teritorijose kapinėse, pagal skirtingą amžių ir, pavyzdžiui, Portugalijoje iki šiol dar yra kapinių plotų, kurie yra skirti, pavyzdžiui, palaidoti tik vaikams. Taigi šeimos narių laidojimas dar ir XIX amžiui buvo naujovė. Pradėta laidoti šeimos kapų mauzoliejuose, Lietuvoje jų atsiranda daug gėliau XIX amžiaus antroje pusėje, bet taip pat ir šalimai žemėje, kaip čia galime ir matyti prie Oginskių koplyčios mauzoliejaus aptverta geležinė tvorele, kurioje be mauzoliejaus taip pat pritelpa ir obeliskas. Ariesas tai pavadina naujų šeimos jausmų, kuris pirmiausia parodytas narius laidojant bendrame šeimos rūsyje, o vėliau ir šeiminiuose visų XIX amžiaus socialinių sluoksnių kapuose, kapinėse. Taigi meilė, jungianti gyvus šeimos narius, buvo perkeliama ir mirusiesiems. Reiškia, ir toliau ilgimasi, ir toliau gyvenama jų atmintimi ir stengiamasi juos aplankyti. Vėlgi, kad nesukurčiau įspūdžio, kad laidojimas sode yra visiškai nauja tradicija, reiktų žvilgterti ir atgal, gerokai atgal į romėnų laikus. Ir čia mes matome visgi, aišku, 50 metų kūrinį Marguerite Yourcenar, Adriano memuarai, kur jinai aprašė imperatoriaus Adriano memuarus. Ir jisai tenais rašo, kad net pavadinau Stiksu vieną itin tamsų parko kampelį. Ir tai yra iliustracija, žodinė iliustracija, taip pat romėniško papročio laidoti sodose, bet taip pat laidoti ir palei kelius vedančius į miestus. Svarbiausia buvo, kad nebūtų laidojama miesto teritorijoje. Ir čia taip pat perimta šitas paprotys, žvelgiant į praeitį su moderniosios archeologijos užsimezgimu, laidoti sodose ir sodo aplinkoje. Trumpas pastebėjimas apie kapines. Jack Goody, toksai
prancūzų antropologas, ne prancūzų tie. Jisai aprašė visą gėlių kultūrą nuo ankstyviausių laikų iki šiol. Ir jisai sako, kad viduramžiais netgi gėlių kultūra iš tikrųjų išgyveno sąstingį. Į augalus, tiek ir medžius, bet taip pat ir gėles buvo žvelgiama, kad tai yra pagoniški papročiai, kad žmonių pagerbimas gėlėmis ar bandymas juos papirkti gėlėmis, dovanojantiems gėles, buvo kažkas, ko krikščioniška kultūra nenorėjo priimti. Ir jūs tikriausiai galvosite dabar apie vienuolių sodus, kur jie turėdavo nedidelius rojaus sodelius, kuriuos prižiūrėdavo kaip tam tikrą savo sielovados formą užsimdami. Tai patys augalai viduramžiais labiau atliko medicininę prasme, medicininę funkciją, jų tikslas nebuvo kaip dovana, kaip pagerbimo ženklas. Ir taip pat ir gėlių vainikų naudojimas buvo pasmerktas, argumentuojant, kad tokiais vainikais pagonys puošia savo gėlių skulptūras. Romos mirusieji taip pat sulaukė gėlių ir kitų dovanų ir, kaip žinome, laidoti ne tik Romoje, bet ir Lietuvos teritorijoje su įvairiomis aukomis, mylimiausiais gyvūnais ir žmonėmis. Krikščionybė draudė visus aukojimus kapuose, prie kapų, kaip žinome, drausta nešti ir maistą, ir gėrimus, nors tokios praktikos tęsiasi ir viduramžiais, o kai kur ir dar ilgiau. Tuo periodu iš esmės gėlės buvo leista naudoti tik kaip dekorą, bet ne kaip vertingą auką. Gėlės taip pat reiškia prabangą, o krikščionybė skatino tokios ir kitokios prabangos vengti. Gėlės kvietė naudoti tik kaip dievo ir dieviškumo ženklus, per jų komunikuojamas dorybės ir vertybės, tačiau vengiant jų pačių garbinimo ir paverčiant jas garbinimo įrankiais. Gėlės negalėjo būti naudojamos kaip būdas papirkti dievą ar papirkti šventuosius, paveikti mirusiuosius. Jos galėjo būti naudojamos tik kaip puošmenos ar dekoras. Ir kaip žinome, susidomėjimas gėlių kalba išryškėjo dar 17 amžiuje. 17 amžiuje taip pat Anglijoje puošta ir gėlėmis, ir kiparistų šakomis laidotuvių metu. Tačiau realiai tik nuo 19 amžiaus vidurio, pasak Goody, Anglijos kapinės vėl užliejamos gėlėmis. Ir nuo to periodo laidojimo ritualuose gėlės itin išpopuliarėja. Taip pat mes gėles matome ir ant paminklų, per kuriuos komunikuojami jausmai mirusiesiems ir reiškiamas ilgesys. Čia mes matome pavyzdžius iš Portugalijos kapinių, kur būtent augalai tampa esminiais šitais puošmenomis paminklų architektūroje ir dizaine. Ir kiekviena gėlė turėjo kažkokią prasmę, iš esmės, kaip ir gėlių kalboje buvo galima sukomunikuoti, ką tu va čia nori vienu ar kitu augalu pasakyti. Tai raudonoji žvaigždūnė, kurią mes matome pirmose dviejose paveikslėliuose, kalbėjo apie tęstinumą, apie amžinybę ir ilgesį, apie amžinybę bylojo talinis šlamutis, kurį matome paveikslėlyje viduryje, baltoji lelija, skaistumą ir nekaltybę, o apie mirtį ar amžiną miegą priminė daržinę guodą ir daugybę kitų augalų. Pas mus kapinėse jų nepastebėsime, pastebėsime kitus augalus ir manau, kad tai irgi atskiro tyrimų projekto reikalaujantis darbas, kuris leistų pamatyti Lietuvoje ant paminklų pasirodančius augalus tame ir vakarų Europos kontekste. Tačiau galime svarstyti, ar medžiai nebuvo tokia kalba, tokia gėlių kalba, medžių kalba, ką kiekvienas medis galėjo reikšti. Čia mes matome 20 amžiaus pradžios vaizdus iš Rasų kapinių ir, kaip ir žinome iš Lietuvos, iš baltų tradicijų, kad tikėta metempsichozė, o tai reiškia, kad mirusiųjų sielos po mirties pereitų į augalus ar į medžius. Tai iš esmės tas žvilgsnis į medžius, į augalus ar kitokius dalykus, taip pat sutapatinant juos su mirusiaisiais, leido juos žvelgti kaip ir irgi tokį gyvą šitų objektų įkūnijimą. Ir tikrai puikiai visi žinot ir sakmes, ir pasakos, ir dainas, kuriuose
kalbama su medžiais, tarsi jie būtų mirusieji ir pavyzdžiui, kaip kokiu žolinėliu išdyksi, kokiomis šakelėmis išsišakosi, kokiais lapeliais išsproksi, kokiais žiedeliais pražysi. Iš esmės, čia yra kreipinys motinos raudančios savo dukters. Ir čia pasakose ir dainose žmonės yra sužmoginami. Taip pat minima, kad prietariuose lietuvių Jono Balio aprašymuose, kad įvairiose Lietuvos vietose ant kapų taip pat pasodinti medžiai, ar tai būtų pušys, ar ąžuolai ir liepos, kad jie kertami kraujuoja ir skatinama taip tų medžių nekirsti. Taip pat tikėta, kad ir vaismedžiuose gyvena protėvių dūšios. Šios simbolinės kapinėse augančių medžių rūšis ir reikšmės išplečia kapinių kaip atminties miško įvaizdį, leidžia į kiekvieną medį žvelgti ne tik per estetinę ir kompozicinę, bet ir per mitologinę prizmę. Kad jie taip pat ir patys tampa tokiais paminklais, tarsi pratęsiančiai šių žmonių, kurie buvo palaidoti gyvenimą. Lietuvoje kapinėse, ypač šiose 3 Vilniaus katalikiškose kapinėse, bendra yra tai, kad vyrauja klevai, liepos ir tujos, yra ir kitų medžių, jie yra pakankamai įvairūs, visi išskyrus tujas yra vietinės rūšis. Yra netikėta, kad medžių rūšių, kurių stipriausios chtoninės, tai tokios su požeminiu pasauliu susijusių reikšmių turintis medžiai, kad jų yra iš tikrųjų mažiausiai. Tačiau galima svarstyti ir apie tam tikrus klimatinius pokyčius ir apie kitus poreikius, kurie galėjo prisidėti vėlesnėme etape pakeičiant šitą medžių kompoziciją. Bet kokiu atveju svarbu ne tik šitas kažkoks mitologinis užkodavimas medžių rūšimis, kurie vienas ar kitas reiškia kažkokį tais dalyką, bet apskritai, kad tiesiog kapinėse būtų medžių, kad sielos turėtų kur apsigyventi. Čia matome vaizdą iš Alto de São João kapinių Lisabonoje, kaip pavyzdį monumentaliųjų kapinių, be abejo, ne pačių įspūdingiausių, kurias atrasite, pavyzdžiui, Italijoje. Tačiau svarbu pažymėti, kad neišgalint sumokėti už prabangų antkapį, kuris didingesnėmis architektūros ir skulptūros priemonėmis galėtų išreikšti sielvartą dėl netekties. Vilniuje galime užčiuopti ir bandymą epitafijomis, žodžiais išreikšti praradimo jausmus. Šalia šitų epitafijų taip pat minimos ir žmonių asmeninės savybės, tai prisimenant Gesnerio poeziją galime irgi daryti šią jungtį, kaip pavyzdžiui aprašant Gasparą Ruščicą, mirusi 1815 metais. Apie jį buvo rašoma, kad jisai buvo tėvas, bičiulis ir švelnus vyras. Ir šalia socialinių vertybių epitafijose atsiskleidžia ir dar vienas, matyt netgi pagrindinis jų tikslas – skatinti gyvuosius būti pamaldžius, rūpintis jų sielovadą, priminti apie mirtį ir pakviesti pasimelsti už mirusiuosius. Ir taip antkapiai bent iš dalies tampa priminimu, kad mirčiai reikia ruoštis, o pačios kapinės ir virsta didaktinių sodų, visuomeninėmis akademijomis ir garsiomis mokyklomis. Epitafijose nurodomos Velionio savybės ir pasak kapinių epitafijas tyrinėjusio Tolkačevskio Vilniaus kapinėse, vyrų epitafijose itin dažnai minimos eitos pareigos, profesijos, nuopelnai darbo sferoje. Tarp didžiausių dorybių įvardyjamas pilietiškumas. Tai čia mes jau pereiname į kitą šios savaitės šventę, į vasario 16. 19 amžiaus pradžios įrašuose žodžiai pilietiškumas ir patriotiškumas vartojami kaip sinonimai. Abiejų prasmė remiasi piliečio pareigą ginti tėvynę. Tai buvo laikas, kai Lietuvoje gyventa prarastos ATR nuotaikomis ir ypač bajorai degė norų ją susigrąžinti. Rusijos imperijos glėbyje pilietiškumas taip pat reiškia žvilgsnį į praeitį, įsigriuvusią santvarką, į užkirštą kelią veikti pagal savo, o ne pagal primestas taisyklės. Šis noras atsispindėjo ir antkapiuose. Ne tik Lietuvoje, kapinės iki šiol yra patriotizmo šventovė.
o mirusiųjų kultas yra viena iš patriotizmo formų ir apraiškų. Pabaigai noriu pasidalinti Günterio Graso citata iš knygos Pokalbiai apie atminties ateitį. Tai yra knyga, kuri sukurta susitikus Vilniuje 4 rašytojams, Günteriui Grasui, Nobelio premijos laureatai Vislavai Šimborskai, Česlavui Milošui, taip pat nobelistui, ir Tomui Venclovai. Ir čia cituodamas vengrų rašytoją, jisai sako, kad prisiminti yra malonė ir kartu tai yra prakeiksmas. Iš vienos pusės prakeiksmas, nes prisiminimai nuo mūsų neatstoja, o malonė, nes jie panaikina mirtį. Ir prisimindami mes kalbame su gyvaisiais ir mirusiais, kaip mus prisimena, mes išgyvename, o užmarštis įtvirtina mirtį. Ir čia norisi taip pat atkreipti dėmesį į užmaršties svarbą. Mes pasirenkame, ką atsiminti, bet taip pat turime galimybę pasirinkti ir ką užmiršti. Kiekvienas laikotarpis kažką užmiršta. Ir daug dalykų mes esame pamiršę, nebūtinai juos visus ir turime prisiminti. Taigi pabaigiant, tiesiog linkiu ne tik prisiminti, bet ir užmiršti, protingai užmiršti to, ko prisiminti nebereikia.